Supratau, nes aš čia darbuotojų ieškojau. O jūs jau darbą radote, ne? Nu šiaip jo, kaip ir radęs jau. Supratau tada. O jeigu nepaslaptis, į kokią sritį įsidarbinot? Statybos iš tikrųjų viskėti, pagalbiniai darbininkai, ten reikalingi, kad padažyt, pjautis, kaip paruošti. Supratau, nes realiai tai man irgi reikalingi darbuotojai tokie. Bet tai pas mus darbas būtų Vilniui ir atlyginimas konkurencingas su rinkos kaina. O tai kaip čia suprasta konkurencingas? Nu, ta prasme būtų realiai į rankas žmogui 3,5. Ir dar pietus atvežam, ta prasme, ir pamaitinam, pašeriam. Ir... 3,5 jau bus. Nu, jeigu betonuotės, ta prasme, pagalbiniai pas mus gauna 2. Ir dar apmaitinimas dar yra. Čia, ta prasme, į rankas jau gauna šitą. Taip. Viskas oficialiai čia, į rankas 2 ir apmaitinimas. Aš, pavyzdžiui, esu iš Molėtų, tai kaip man būtų važinėjimas? Realiai čia, jeigu jūs būtumėt įsinuomojęs čia Vilniui kambarį kažkokį, įmonė apmokėtų jūsų gyvenimo išlaidas, apmaitinimą ir taip toliau. Šitas pasiūlymas tai kaip ir patiktų. Toj galimėtų atvažiuoti, apžiūrėti kažką pasitarti. Darbas realiai būtų sunkus fizinis darbas. O ką ten daryti reiktų? Ten, žinokit, yra prie betonavimo į tą pusę, nes reikia paruošti grindis, mėlis, ten viskas. O jums tai vieno darbuotojo reiktų? Ne, reiktų brigados. Kuo daugiau žmonių, tuo geriau, žinokit. Tai gal galėčiau dar... Nes čia aš pastebėjau, Vilniečiai dirbti nenori. Buvo priėmę iš Vilniaus, vienu žodžiu, gal kokių 15 darbuotojų, nei vienas nesitiko, visi į laką. Nes mūsų objektas per parduotuvės, tai jie nueina per pietus, prisilaka, ateina, sako... Ne, sakėtų, čia nesuprantam, aš... Tai va, aš galėčiau, kur jūs čia reikia man privažiuoti, bet kažkur pakalbėti, jeigu pasižiūrėtų panašiai. Čia, žinokit, tiksliau aš jums rytoj pasakysiu, nes dabar aš tik teiraujusi, ar jūs galėtumėte apskaitai dirbti, nes čia, matot, aš negaliu į minus eiti, nes aš priėmęs buvau 15 darbuotojų, visi nusilakė. Vilniečiai dirbti nenori, man reikia iš kito miesto, kad padorus būtų nerūkiantis, negerintis, mergų neapisantis. Padorus žmonės. Tai galėčiau tarkim, jeigu rytoj jūs perskambintumėt ir privažiuoti. Taip, bet jūs žiūrėkit, merginos neturit? Nes aš turiu vieną darbuotoją darbe. Boba jam skambina į dieną gal 100 kartų. Ką tu darai? Aš norėjau atimti šio ragelio, pasakau, pašikau tik. Tik nusivaliau šiknę, va tai va, norėjau pasakyti. Kažkoks jis nesveikas. Merga turi, blėt, šalia gyvena, sako, ką tu mažiuk. Valanda praeina, vėl skambina, ką tu mažiuk. Aš galvoju, tu durnas, nedurnas, debilų šiam krašte užtenka patikėkit manim. Tai kad Vilniuje aš iš Vilniaus neimsiu jokio žmogaus. Jeigu norit, tai iš Molėtų įdarbinsiu brigadą visą. Tai va, brigadas neturi, bet pažįstamų galėčiau rasti. Ta prasme, bet jūs neturit būti mergos turės, nes pas mus čia Vilniečiai visi jobariai kažkokie pasidarė. Ne, suprantu. Tai žiūrėkit, jeigu panos neturit, tai jinai į dieną po 100 kartų neskambins, tai aš liuosiai su jumis rytoj susitiksiu dėl pokalbių. Ne, pavyzdžiui, Atlyginimas yra konkurencingas ir derinamas. Ta prasme, viskas... Klausim dėl darbo laikas gal. Darbo laikas priklauso nuo jūsų, nes realiai darbas vyksta 2 pamainom. Arba nuo 7 iki 4, arba nuo 7 iki 10. Arba nuo 8 iki 6. Tai va. Taip, pagal jūsų, jeigu jūs esate studentas, galime pasirinkti laisvą darbo grafiką. Supratau. Tai vienu žodžiu, jūs supratot, kad įmonė apmoka jums būstą, maistą ir realiai jūs gaunate pajamas. Tik aš pirmenybė, karočią. Tam, kad nebūtų vienu žodžiu draugės, nes jinai skambina po 100 kartų. Ką tu, kur tu?
Vienu žodžiu, rytoj paskambinkit, susitarsim. Vienu žodžiu, rytoj, jeigu domina darbas, paskambinkit, susitarsim. Taip, rytoj būtinai, nes realiai šie į tą darbo vietą kandidatuoja ne tik vaikinai, bet ir yra čia iš Molėtų pusės porą merginų jau skambina. Sako, aš kastą paimsiu. Aš sakau, kur tu, panelė, su kastu? Sako, tu žinai, kaip aš atrodau? Sako, aš 2 vyrus jau, palaidau, sako. Tai va, tai realiai va tokia, nedurnas žmogus esat. Gerai, nes čia, matot, ir moteris šiais laikais irgi, kovasi. Čia būtų netoli Ozų, ten mes statėme naujus namus, gerai būtų. O žiūrėkit, jums kiek ten metukų? 21 kažkur, ne? Ne, man 19. O teistumo neturėjot? O sveikatos būsena jūsų kokia? Nes šiaip reikalinga nepriekaištinga sveikatos būsena. Tai aš tikrai geros sveikatos būsenos, sportuoju, bėgioju, sakykime, krepšinį žaidžiu. Supratau. O ten tritaškius taikliai metat? Nes aš šiaip pats sportuojantis dažnai kažkiek aikštelę nueinu, tai gal kada susimesim, kada šitrojitas pamėtysim. Gerai tada. O dar toks klausimas, tai dėl teistumo nebuvimo, jūs, aš patikslinsiu per duomenų bazę jūsų, ta prasme, ar jūs neteistas? Tikrai niekur, ne? Keleivio kontrolė sugausi nebuvo jūsų. Keleivio kontrolė sugausi nebuvo, nes, žinokit, tikrai ne? Prisidirbęs niekur nebuvot. Ne, tikrai. Supratau. Tai gerai, tada aš fiksuoju jūsų numerį. Ir rytoj gal aš jums paskambinsiu. Bet čia gal, nes moterų yra daugiau skambinančių negu vyrų. Supratau, viso tada iki.